salelės su paukščiais, susispietusiais, gražią dieną Venesborij, šalia Venesborij esančiame Vänern ežere. Saulėta graži diena, idilė. Ežero pakrantėje Venesborij yra gražus takas ir pliažai ant uolų. Vaizdas iš apžvalgos aikštelės, bokštelių. Vaizdas atsiveriantis gilyn į ežerą. Ir čia iškilęs matosi plokštikalnė. Viena iš dviejų plokštikalnių, kur matėsi paveikslėlyje. Šita, kur prie pat ežero, vadinasi Holeberij, o tolesnė nuo ežero Huneberij. Plokštikalnė yra pakilusi keliasdešimt metrų virš šalia esančio lygio. Ir ankstesniais laikais atliko ir tokios natūralios tvirtovės funkciją. Šlaitai visur yra statūs, strategiškoj vietoj, nes čia šalia išteka didžiausia Švedijos upė Göta Älv arba Jota Älv, jei tarti G kaip J. Ir štai čia kaip tik yra upės ištakos. Čia jau jinai įgauna vagą. Švedijoje štai taip žymimos istorinės vietos pažintinės, o čia yra, galima sakyti, sena observatorija. Lenta. Štai vieta yra šalia Holeberij plokštikalnės papėdės. Tarpe tarp Holeberij ir Huneberij. Va čia kitoj pusėje matosi Huneberij, irgi plokštikalnė. Ir štai čia yra graži aikštelė. Štai galima sakyti senovės observatorija. Išlikusių akmenų yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Labai graži aikštelė. Galima būtų palyginti su senomis observatorijomis esančiomis Lietuvoje pagal dydį ir išdėstymą. Aikštelės šalia visiškai praeina geležinkelis ir plentas. Ir čia šalia irgi buvo kapinynas, tai tiesiant šios dalykus dalį jo sunaikino. Bandysim gal atrasti
jei ne šiandien, tai kitą kartą ir tą kapinyną. O čia šalia iš karto panašu į pilkapį. Va. Na štai, čia galima įsivaizduoti, kokio statumo šita ir aukščio yra plokštikalnė. Aukštis tikrai didelis. Manau, šitoj vietoj daugiau turbūt kaip 9-aukštis namas. Na va, sustojimo aikštelė ir va čia šalia yra tas pilkapis ir senovės observatorija. Holeberry papėdėje įsikūręs miestukas, vadinasi Vilkų sala, Varei Ö. Toks jaukus miesteliukas. Štai kaip atrodo papėdė. O štai šitas vienintelis kelias, kuris ir veda į plokštikalnės viršų, kuris ir yra parkas su vienu nemažu ežeru. Ir yra keletas tos plokštikalnės tokių nusileidimų, gal 3 ar 4, kur galima nulipti. O visa kita yra va tokios uolos stačios. Ir būtent tose vietose, kur galima nulipti, būdavo įrengti anksčiau įtvirtinimai ir tuo būdu ši vieta buvo tapusi natūralia tvirtove. Na štai, apžvalgos aikštelė Holeberry viršūnėje, vienam šone. Čia kaip tik virš Varei Ö gyvenvietės, kuri štai matosi apačioje. O štai ten toliau, kur matosi bokštas, yra Venesboriai. Dešiniai pusėje tvyro Venern ežeras. O čia kairėje pusėje matosi vanduo. Tai yra Jota upė. Štai upė. Va kokie gražūs vaizdai čia. Ir labai toli matyti. Taigi puikiai stebėjimo vieta ir galimybės. Aišku, iš tų vietų, kur atsiveria visas ežeras, patogu stebėti visą ežerą, be abejonės. Na štai apačioj tas kelias, kuris ir veda į viršų kalnę.